Bet tik vis aš nežinau, ką jis darys čia. Čia šaknis iš kitą. Mes žinokit su juo eisim. Kartu atkartu. Gerai, kvadratuojat, gerai, kvadratuojat, tada laukiam atkaru. Mes tokį naują žanrą. Vadinasi, dainuojamoji mokslinė literatūra. Parodys knygą, kad turi. Nedainuoju, nerašau dainų, nekuriu jokios prozos, nieko. Bet tiesiog dabar pasakysiu, kas yra mano stichija, kas man iš tikrųjų patinka. Ir, turbūt geresnės progos iš tikrųjų padėkoti nebus, nes nuo pat mažumės turėjau geras mokytojas, matematikos. Tai va, todėl, tai ir dabar geras turiu matematikos. Ir dabar todėl... Palauk, ne. Todėl ir jom padėkoti iš tikrųjų norėčiau ir aišku pasakyti. Štai, kad aš esu čia dabar ir sakysiu, matematika čia yra. Laikau. Šaunu. Na ir paskaitysiu jums. Čia nedaug. Knygos visos neskaitysiu. Tiesiog Bronislavas Burgis. Niekam tikusi matematikos mokymosi knyga. Tai truputį... Gerai, 8 skyrius, matricos, determinantai ir dėsniai. Šitą skyrių pasirinkau ne veltui, nes praeitais metais pradėjau mokytis ir ten pasakiau kartą matricos atrodo ir šiek tiek jau dabar man matricos tos skaitymas. Tai paskaitysiu čia. Svarbiausia įsidėmėti, kad matrica yra moteriškos, o determinantas vyriškosios linijos. Pamanėte, moters ir vyro kai kurie esminiai skirtumai ne iš karto pamatyti. Moteris gali gimdyti, o vyras ne. Determinantą galima apskaičiuoti, o matricos ne. Bet yra ir panašumų. Pavyzdžiui, vyras ir moteris valgo, ir matricą, ir determinantą galima padauginti iš skaičiaus. Matrica yra stačiakampė skaičių ar kitų matematinių objektų lentelė. Kvadratinės, tik kvadratinės matricos determinantas yra ta pati lentelė, tik jau kitaip pavadinta. Determinantas. Kitaip pažymėta, skiriasi vertikalūs brūkšniai, skliausteliai ir panašiai. Ir turinti visai kitą prasmę. Jau sakėme, kad determinantą galima apskaičiuoti, o apskaičiuoti matricą absurdas.